Lietuva, Lietuvėlė. Ir kasgi čia? Valdemarka. Hello, my brother. Hello, Habibi. Kaip gyveni? Gerai, gerai. Žiūrėk, imk laikyk, saugok. Okay. Vėliau atskleisim paslaptį, kas čia bus. Jo, gerai, o dabar važiuojam reikalais. Daug reikalų? Dar akis. Bottles on me, long as someone drink it. Never drop the ball, fuck it y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch Jada Pinkett. I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I could teach you how to speak my language. Nu ką tu, Valdemarka, kaip tu gyvuoji? O jau pabiški, taksuojam. Ką vežiojam žmonės, pabiški dirbam, krūtom, judam. Kas pastaja geresnė, kaip ten reikalai Dubajų, kaip oras? Nieko, oras, kaip žinai, šitą vasarą plus 40, plus 50. Gyvent galima, jau pripratau. Aha. Bet Lietuvoje geriausia. Pamatyti seną tave, draugą, bičiulį. Žinai, matau, mašina nauja. Jo, matai, jau su tuo regu nelabai šeicha eina sėsti, sako, nu ką tu čia su ta seniena, žinai, važinėjai, tai, nu, reikėjo, žinai, pasikeisti, jau reikia lygį kelti, žinai. Tai klausyk, gal varom sutarko mano reikaliukus ir biškai papasakos apie mašiną? Jo, galim, davai, lekiam, viskas tvarkoja, važiuojam, tada adresiuką aš turiu, lekiam, važiuojam. Suparkom tavo vietą, o po to pakalbėsim, papasakosim. Let's go, Habibi! Pagdalė. Alio? Labas. Jo, tai būsiu. Tai jau padarai prekę, jo? Parašė viską. Tvarkoj, viskas bus gerai. Valdemarka, tu nebijok, viskas bus gerai. Viskas tvarkoj. I had you, it just feels like a bad mood, but you're turning your back soon. I've been stabbed in the back too, so it's over now, it's over now. There's no way we can work it out, can't work it out. Every word that's coming. Sveikas, Paruošiai. Labas, jo. Ačiū. Iki. Tai ką, senė? Kaip tau mano nauja mašina? Geriau nei su Turegu važinėtų reikalus tvarkyti? Čia net klausimo nėra. O važiuojam, manau, dabar pavalgom ir apžvelgsim truputį apie daugiau. Jo, galim ir tai padaryti, biškį papasakosiu, kas čia tokia ir su kom tai valgoma. O kur mes buvom dabar, kas čia per... ką jūs paėmėt ten? Talka, pas Talką. Mes buvom pas Talką. Paėmėm geriausi kebabai Vilniuje. Kedrų gatvė 2. Apačioj pamatysit adresą, užvažiuokit Vilniečiai, paragaukit. Mes to irgi paragausim, pasakysim, ar tikrai ant tiek geri. Taip, the king. Taip, tėvai, pietų metas. Ką pažiūrim, ką mums įdėjo Talkas, ką nors pavalgyt? Kągi mes čia turim. Čia tavo aštrus. Tiesiai kebabai iš Kedrų gatvė 2 pas Talką. 2A! 2A. Nu, bandom. Pirmas kusi. Davai. Bolia. Офигенный. Bomba. Bomba.
Ką, privalgiam, reikalus sutvarkiam, tai turbūt biškį papasakosim, ką mes šiandien turime, ne? Manau, tu papasakok, kadangi aš kaip nesnai grįžau iš Dubajų mes pripratę važinės tokiom mašinom. Aha. Tai aš daug ką žinau, manau, žiūrovam bus įdomu, sužinau daugiau, tai gal tu savo žodžiais, savo lūpom kažką pasireiškia. Tai mes sveika, padarėm tokią įdomią įžangą jums, bet, pats Vidosas vis tiek daugiau apie mašiną. Tai šiandien gavom apžvalgą į Land Rover Range Rover Sport. Čia yra su specialių paketų mašina, turi tokias specialias bronzinės, įdėtos bronzinės visokias plaspasiukės, čia ant kapoto turi, biški kitoks bamperis, tiksliai dabar neprisimenu, kaip ta pati apdaila vadinasi, bet mašina kai rinko, tai kartu dar pridėjo šito visko. Čia yra paprastas 3 litrų dizelis, turi 245 kW ir tikrai čia mašina tiems, kas nori būti išskirtiniu, kam nusiboda visi Mersai, BMSai, Porsche ir taip toliau, ir kai tu nori kažko kito būti, biški kitų, ne tokių kaip visi, tai galima pasirinkti tokią mašiną. Kaip šiandien parodė mūsų šeichas, iš galo tikrai turim daug vietos, mūsų šeichas tikrai nemažas, toks stambus didelis vyrukas, dar patogu. 2 metrai 150. 2 metrai 150, dar patogu tau. Jo, labai gerai. Sėdynės lankstosi. Sėdynės lankstosi iš galo, ja? Jo, stumdosi. Tau... Priekis važiuoja, šonas, viskas, čiki-piki. Vietos per akis, tikrai. Gerai, pasidėk. Aišku, kaip ir visuose mašinuose šių metų jau pneumo pakaba niekam nėra kažkas naujo, kažkas vau. Važiuoja tyliai labai, pneumo labai gerai dirba, viskas gražu, nors ir 21 ratai joje stovi. Iš tikrųjų, pasakysiu, ratų dizainas galėjo būti biški kažkoks aštresnis, bet kai mašina yra labai didelė, tie 21 ratai atrodo iš tikrųjų mažiukai. Didelė talpi bagažinė. Čia yra dar tokie prikoliukai, gali atsidaryti, tarkim, pastatyti vandenuką, jis niekur nebėgios ir taip toliau. Visokių tokių dalykų galima čia sėdi dabar žmogus, tai neleidžia. Čia su elektra judini sėdynės, visokie kabliukai, prikurkės ir daug visko. Čia iš apačios, kaip ir visuose naujose mašinuose, jau atsarginio rato nėra, nesurasim. Nes visi dabar turi babkių ir gali išsikviesti kelio pagalbą. Ir aišku, kaip visuose premium klasės automobiliuose, 300 šiam kameros, distronikai, juostos, ventiliacijos sėdinių, šildymas, vairų sėdinių, tai viskas čia yra, kitaip ir būti negali, čia jau premium klasės automobilis skaitosi. Tai kad visi tie žaisliukai ten yra, aš nemanau, kad jums labai bus įdomu, jeigu aš ten kiekvieną žaislą tą rodysiu, kas kaip veikia, kas kaip jungiasi ir taip toliau. Nežinau, mano manimu, čia galima pažiūrėti kitus blogerius, kurie realiai užsiima automobilio apžiūrom, o ne mane, kuris tiesiog mėgsta pasivažinėti su kitom mašinom, padaryti kažkokį prikolą su šeichu ar dar kažką ir taip toliau, tokius dalykus. Tai šį kartą 0-100 jūs nepamatysit, nes mašina ant apkatkės dar pravažiavus tik 2180 km, kažkas tokio. Ir plus, ką tą 3 litrų dizelį kankinti, ten vis tiek nebus 4 sekundės iki 100. Tai aš galvoju, mes lėtai persikliam į vidų, nes ten tikrai yra daug daugiau visko ir daug daugiau visko galėsim papasakoti. Atsikeliam į saloną. Šeichas laimingas sėdė, atsipalaidavęs. Ką galiu pasakyti apie saloną? Visų pirma, kad labai daug įvairių materialų pripista. Taip, žiūrėkit, oda. Čia ant panelės mes žiūrėjom, net negalim, čia tai kaip medžiaga kažkokia ar kas. Nesuprantu. Čia kaip būtų sovietinių dviračių šito padango, žinai, ten. Čia aliuminis yra, toks irgi bronzos spalvos. Jo, čia dar zamša yra, labai daug visko pridėta. Kas dar?
nėra knopkių, pastebėjai, kad visai nėra kas spaudinėti. Nu. Jau padarė kaip tipo Tesla viską ekrane. Aš kol iki šito nepripratęs, tai man gal nepatogu. Nežinau, nes reikia vaikščioti, žiūrėti, ieškoti kažką. Nu tai va, gavau nesenai informacijos, kad tas vat paketas, kuris čia yra įdėtas, tai Dynamic paketas vadinasi. Ir jeigu nori tokio salono, tipo... Parketas? Dynamic parketas, jo. Riedlentėm važinėti. Tai jeigu nori tokio vat salono, tai turi imti tą paketą, tada jau ten ir bumperį keičiasi, tos bronzinės visokios vstavkės ir taip toliau. O šiaip jeigu paprastas, ten juodas, baltas eina, nu, tipo 2 spalvų jau nelabai gali pasirinkti. Nu ką, Šaika, ir kaip žadėjom, turim šiandienai dar išlošti 3 kuponus į Motoboris trasą. Šeichas mums padės, renkam 3 nugalėtojus ir pirmas nugalėtojas bus Niko Rafal Taraškevič, parašė, jeigu laimėsiu, pravešiu Valdemarkas buvusi taip, kad jis suprastų, kad ne tik jis moka važiuoti keturračiu. Taip, renkamės dabar. Gerai, kitą žiūrim, manom taip. Bam, 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 bam. Nežiūrėdamas, turiu pirštu bam. Gazas, pedalas. 100 eurų kuponas man reikalingas labiau nei kava ryte, nes adrenalinas geriau žadina ryte nei kava. Sveikinu tave. O trečią laimėtoją išrinks. Duosim kameristui. Bля, kokia ta kamera sunki. Kaip ir mano buvusi. Pavel Kuznecovas 3613. Nori dukrai labai keturratį, duot pravažiuoti. Renka pinigus dukrai, nes nori padovanot kuponą. Okay. Tai kodėl ne? Pavel Kuznecov. Gerai, tai laimėtojams aš parašysiu laimėtojams komentarus po video ir man į Instagramą parašykite, aš su jumis susisieksiu ir pasakysiu, kaip gausit kuponus. Nu ką, mes varom toliau filmuot? Važiuojam. Žinai, koks dar vienas pastebėjimas geras yra? Taip. Kad nėra. Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, pas mane į Mersu salas įlipi, nu viskas aplinkui braško, čia nu nėra to braškėjimo, kad viskas yra, nu... Aš su tavim pilnai sutinku, bet davai mes nepamiršim, kad mes važiuojam su skaityk nuliovo mašinom, 2000 km pravažiavom. Pas mane 2008 metų 300 gabalų prabėgus. Nu. Irgi nuliovo veik. Ai, nu... Pas jūs tenais Abu Dabyje savo prikolą, jo? Matai, pas mane drift karas ten padarytas. Stiklas vietoj panoramos. Iš tikrųjų galvojau, kad liukas. Bet čia tiesiog stiklas, įsivaizduoji, jis neatsidaro. Čia tik tai štorkė gali. Ar nėra pakelimo? Ne, čia tiesiog va, viską, ką galėjau padaryti, tiesiog va, uždaryti štorkę. Nu, bet čia, kai savininkai rinkosi, jie nusprendė, kad jiems tipo liuko nereikia, jie nenaudojasi. Taip pat jie ir projekcijos atsisakė ant lango. Jie pasakė, mums tai nereikalingas dalykas. Jie projekcijos atsisakė irgi, bet vat užuolaidą ant durų pratempė. Gausiu pizdako. Žinai, pasakysiu tau tiesiai šviesiai, su šitą mašiną važiuojant, nenorisi ten spausti ar dar kažką, žinai. Nu, daugiau tokia ramaus pasivažinėjimo mašina. Taip. Norisi parodyti tą, ne, tokia... Jo, kad, tipo, nu, pas tave viskas gerai, tu atsidėjai 8 valandas ofise, pardavėjai 2 kebabus ir važiuoji savo laisvai ramiai namo, nu, tipo, niekur neskubi, pas tave gyvenimą viskas gerai, vaikai išaugę, žmona pas kaimyną. Šumų izoliacija iš tikrųjų labai gera, ne? Jo, aš pastebėjau, kad realiai iš išorės tu nieko negirdi beveik. Nu, nieko negirdi. Tyliai, ramiai. Tikrai, kad čia didelis pliusas iš tikrųjų. O, prašau, jau 150 važiuojam, jau 200. Dizelis. Man kas patinka, kad iš tikrųjų labai gerai rodo navigaciją. Matai, aš taip galvoju, kad jie biški čia nuo tos Teslos paėmė, kad, tipo, žinai, pas jos ten va tokie visokie prikolai. Ir jie vat savo nusprendė irgi kažką tokio padaryti. Nu, ekranas iš tikrųjų didelis, patogus, didelis. Gan, nu, tavrasme, reaguoja labai, supranti gerai. Tai turbūt kažkoks geras Androidas. Va, prašau. Ir viską. Gali keisti, ne? Tai gali. Va, čia nuploviau, ką tik kamerą, seni. Žiūrėk. Ar palaikyti, va, čia nuploviau kamerą.
Tai žiūrėk, blėt, prikolinai padaryta, ne? Žiūrėk, ir dabar rodys, palauk, parenkam tą pusę, ne, iš tos pusės ir rodys, kai lenksta, ne, mašina, nu, mus tarkim. Nu, davai, Ir pažiūrim, koks yra sekundžių ar, nu, milisekundžių tikslas, žinai, kai lenkimo lenkia. Žiūrėk, nieko nėra, va. Pralenkia idealiai. Žinai, kaip būna kitose atsilikimas kažkoks parodimas. Jo. Ai, čia žinai kam? Rakinti jaučiu sukabinę, ne? Ne, čia žinai kam? Čia, kai tu važiuoji bekelę, kad tu matytum, kas darosi. Tipo akmenys, ten visokie, žinai, šakos. Čia tik bekelę važiuojant. Nu, aš kaip suprantu, o jeigu šalia kelę važiuoju? Šalia kelę. Tik kad aš galvoju, kad jo, sustojus galima bus sujungti. Va, užrakinai. Kažką jo užrakinau, bet mieste geriau ją atrakinti. Gal tu nespadinė, čia taip reikės kės traliuką. Tikiuosi nereikės, nes po to reikės ir dar greitosios. Kas čia kelia? Nu, vat, tokia yra apžvalga. Pavyko, nepavyko. Net nežinau, ar galim mes iš viso tai vadinti pas mus automobilio apžvalgom. Labiau gal patys kažką sugalvokit, kaip čia pavadinti. Nu, nesame mes automobilių specialistai visų pirma. Visų antra, viską tai plius minus su kažkokiu prikolu rodom, kažką sugalvojam. Šeichą jau paleidom namo, jam laikas tvarkyti kebabinės reikalus. Tai šiaip pasivažinėjom, parodėm, kas kaip atrodo, kas čia tokio, su ko tai valgoma iš viso. Ir rašom komentaruose, įdomu jums tokio tipo apžvalgas, neįdomu, ką jūs visai galvojate apie tai viską. Ar reikia mums tai tęsti, ar gal vis dėlto į kažkokią kitą sferą pereiti. Man pačiam patinka. Aš kaifuoju, matau, kad Vilimas irgi kaifuoja nuo tokių prikolų. Plius, kiek mes žinom, kokią mes mašiną dar į priekį turim, jau susikalbėję, tikrai įdomių. Apie šitą mašiną iš tikrųjų atskleisiu jums vieną mažą paslaptį. Negaliu nieko blogo pasakyti, nes gausiu pizdako. Iš tikrųjų, man nepatinka ratų forma, norėtųsi pakeisti. Ir ar aš savo nupirkčiau tokią mašiną už 100 gabalų, ten net 100 plus gabalų, nu, aš gal dar biški netoks senas, kad važiuoti su Range Roveriu. Nu, gal vis dėlto aš pasirinkčiau kažkokias kitokias markės automobilį. Jokių būdų nesakau, kad jinai bloga, labai minkšta, tyli, patogi, ofigena ir tikrai graži, išskirtinė. Netokia kaip daugelis mūsų mylimos markės automobilių, kurie važinėja pas mus Lietuvoje. Tai kad jeigu norėtum būti išskirtinių, tai kodėlgi ne. Gražu, patogu, minkšta, malonu. Tai va, rašom savo komentarus, nepamirštam laiko, nepamirštam parašyti dėl kuponų. Tai visiems ačiū, o mes varom filmuot toliau. Su mano buvusia bendrauja? Su mediena. Lentpjūvė, darytlentės. Čia pratilpsim 3 tonus, aš 2,5 jau. A čia rankoj ką laikai dabar mašinai? Камера. O ten kas? Ten камера. Камера? Tu nori... Будем снимать араб и литовец. Пол полак, пол русский, пол литовец. О, Jėzus Marija, Habibi, stop. Visi žiūri, galvoja, kas čia taip liukioja. O čiagi Valdemarka, blogs. Blogs Valdemarka. O, kurva. Jebać, tu įsivaizduok, kaip jis apsišyko. Taip kaip aš ką tik. Tu įsivaizduok, varai ir kabina pas tave atsidaro. Eik tu, nafi. Kodėl jis mane sнимает? Nes ten reikėjo nustatyti, karo. Galima šeichų be eilės?